Tai be abejo laukiam sunkių rungtynių, nes, kaip pats minėjai, atvyksta dabartiniai Lietuvos čempionai. Tai laukia sunkios, bet manau labai įdomios rungtynės, kovingos. Galbūt stebėjos praeitas Vilniaus Žalgirio rungtynės su Kauno Žalgiriu, kokį įspūdį ten paliko komandos žaidimas ir apskritai galbūt apie tą Žalgirio stiprybės ir silpnybės šios sezono stadijoje. Taip, stebėjau būtent tas rungtynės, įdomios rungtynės, aišku, ten truputį pavedė į Žalgirio komandą tos raudonos kartelės, tai išsiderinau tas žaidimas, bet galiu pasakyti pagirimai Kauno Žalgirio komandai, kuri davė gerą kovą čempionams ir tikrai neleido ten lengvai kaipuoti. Jeigu grįžtant prie stiprybių ir silpnybių, tai manau, stipri komanda tuo, kad turi labai galingus ir stiprius individualiai žaidėjus, o apie silpnybės, tai tas silpnybės pabandysim išryškinti šeštadienį per rungtynes. Kaip manot, kokios iš jūsų nuotaikos varžovai atvažiuos, kovoja dėl titulo, dabar prarado svarbius taškus, kaip manot, ar jie atvažiuos kaip tik pikti ant savęs varžovų, ar kaip tik labiau demoralizuoti tą komandą? Manau, kad pirmas klausimų variantas, nes bus tikrai pikti, turi vis tiek įrodinėti, kad jie yra čempionai ir manau, kol aritmetika leis, tai jie kabinsis į šį čempionatą ir tikrai nepaleis rungtynių lengvai, tikrai nelaikas pasiduoti, tai sakau, laukiam tokio sužeisto atvykstančio žvėries. Grįžtant dar prie antrojo rato rungtynių, kaip pavyko iškovoti pergalę, kaip prisimena tas rungtynės ir kas pavyko tada? Tai susidėjo tas, kad, kaip sakant, kaip mes kalbam tarpusavį su treneriu, kada mes sužaidžiam visą komandą, visi žaidėjai geras rungtynės, neiškrenta vienas ar du žaidėjai, o visi sužaidžia geras, sėkmingas, taktiškai tvarkingas rungtynės, tada mes pasiekėm rezultatą. Jei kažkam truputį nepasiseka, tada turim kentėti. Tai manau, tas pagrindinis aspektas ir buvo, kad visi sužaidė tvarkingas, gero lygio rungtynės, kurie buvo aikštėje ir kurie išėjo po keitimo, to pasiekoje ir pasiekėm gražią pergalę. Su jumis kalbėjomės prieš pastarąsias dviejas rungtynes su Panevėžiu. Tada komanda sakėte, kad kovos ir sunku nesutikti, buvo tarti taškų. Kaip treneris minėjo abiejose rungtynėse, kaip manot, ko pritrūko, kad tų taškelių visgi neįkrito į taupyklę? Tai ko pritrūko, tai įvarčių, žinai, pritrūko, o šiaip taip, Panevėžy labai sunkiai mums prasidėjo pati rungtynių pradžia. Didelės pagyros Panevėžiui, ten užspaudimus, sunku buvo atsilaikyti tam spaudimui, kas ir įvyko, kad neatsilaikė, bet kas džiugina, kad po 2-0 mes grįžtam į varžybas, įmušam įvartį ir sudarom, kaip sakant, didelį spaudimą, kad tik išlyginti įvartį, išlyginti rungtynės, padaryti 2-2. Tai tas džiugina, kad mes nepasiduodam iki galo rungtynių ir neįtakoja tas rezultatas mūsų veiksmams. Toliau kovojam iki galo, tai tas labai džiugina. O žaidimas taip tenkino iš tų dviejų rungtynių, jeigu sudėtume abudu kėlinius atskirai, čia pirmą, Panevėžį antrą kėlinį, tai būtų superinės rungtynės. Tai jeigu sugebėtume išlaikyti tą lygį per visas 90 minučių, tai gautųsi labai geros rungtynės ir manau, nei vienam varžovui, kuris atvyksta arba pas kurį nuvykstame mes, būtų lengva su mumis žaisti. Rungtynės su Vilniaus Žalgiriu Dariais ir Galiu dar nuo senesnių laikų yra principinės. Kaip jums tos rungtynės vis tiek ir buvęs treneris Vladimiras Čiburinas ir kolegos Eivinas Černiauskas, Audrius Samuolis? Tai su treneriais buvusiais išlikę tikrai geri šilti santykiai. Gal labiau kaip žaidėjas, tai būdavo derbiai su Žalgiriu, kadangi tuo metu Sūduva varžėsi su Žalgiriu dėl pirmų, antrų vietų, dėl čempionų kovojo, o dabar esant kitokioje pozicijoje kaip treneris, tai tiesiog ruoši komandą nuo vienų varžybų iki kitų varžybų tą planą. Tai nėra kažkokių man didelių ten asociacijų, kad čia derbis, nederbis. Kas kelia ūpą, kad atvažiuoja šalies čempionus, tai tikrai tas motyvuoja dar labiau. Dabar jūsų komandai kiek sunkesnė atkarpa buvo pralaimėjimas Kauno Žalgiriui, Panevėžy dviejas rungtynės, taip pat Kegelman, kokios nuotaikos Rūbinėj šiuo metu? Rūbinėj nuotaikos tikrai neblogos, nors ir pralaimėme rungtynės, bet sakau, yra tokios užuomazgos žaidimo, kurios mus tenkina ir
matom komandą, kuri nepasiduoda, kas čia mums ir svarbiausia, visas, kaip sakant, dėmesys į tai, kad nepasiduotume, nebūtume tik statistai aikštėje. Tai tas labai imponuoja, taip, taškų nėra, bet žiūrint iš kitos prizmės, jeigu iš trenerio prizmės žiūrint, tai žaidimas neblogai klijuojasi ir manau laiko klausimas, kada tie taškai papildys mūsų kraitį taškų. Ir pabaigai prieš sezoną galbūt daugelį ekspertų ir gali neįkilo jokių klausimų, kas taps čempionu A lygos. Dabar ta situacija kiek kitokia, kai manot jūs nuomonė, kas sezono pabaigoje tą trofėjų iškels? Nu, teisingai paminėta, daugelis ekspertų prognozavo Žalgirio komandos sutriuškinimą kitų komandų ir bus vienvaldžiai lygos lyderiai. Aš džiaugiuosi, kad atsirado komanda, kuri metė iššūkį ir kuri tikrai gerose pozicijose dabar stovi. Nepalaikau nei vienos komandos, nei Panevėžio, nei Žalgirio, bet nes aš palaikau Sūduvos komandą, kas man ir svarbiausia. Bet čempionatai tai tikrai įneša daug spalvų ir aš tik tai už tai, kad būtų tokie du lygiaverčiai, kurie kovoja, galėtų būti net ir 3 ar 4 iki čempionato pabaigos, kad paskutinės rungtynės lemtų, tai nuo to visai lygai įdomiau žiūrovams ir žaidėjams ir visiems, kas domisi futbolu.